nežinau. Tu Saša nebaigiai kartais, ar maišiau, aš tave baigiau. Taip. Esu kvalifikuota visažinistė. Kam reikia makiažo, gali kreiptis. Sveiki. Kaunas geriausias miestas. Tai va, ten ir planuoju grįžti. Nes gyvenau 2 metus Kaune ir šiaip šiais metais ir grįžau gyventi į Kėdainius. Kokiam rajone gyvenai ar patiko? Kaune aš gyvenau centre, ant Savanorių, net ne ant Savanorių kalno, bet kyla ant Savanorių kalno. Galiu užduoti, kur gyvenau, nes vis tiek nebegyvenu, tai kyla ant Savanorių kalno, prie perėjos, toksai baltas pastatas, gaunasi po kairė. Tai va, prie tos perėjos, prie Vilnių muziejaus, man atrodo, ne ta pačioji, o gal tai net irgi kylant į Savanorių kalną. Tai va, tenai gyvenau. Tai man iš vis kaifas būdavo nusileidai čiučiut ir iškart laisvės alėja. Bet mačiau jau butą išrampavo mano. Ir tai už tokią mažą kainą, o aš tiek mokėjau. Žodžiu, susiparinau biškį. Čia gal pirmas tavo laivas, nežinau, aš galiu pasakyti tiek, kad aš laivus seniau darydavau labai dažnai ir labai daug. Tai čia dar buvo tada, kai aš buvau gal 12 klasėje ir darydavau daug laivus ir jėdavau taip pat ir japindavau į ekraną. Dabar paskutiniu metu nedariau, tipo darydavau, kaip aš jau negyvenau, tai šis nedariau. O dabar šiais metais tai aš susidariu, bet nekreipis biškai daugiau. Dabar tik taip įstoju. Labas. Taip. Nežinau, aš tau skambinau šiaip. Ką veikia? Nepadėjau vičiai išsinašą. Nes aš tokį vičiai pinigų padėjo. Ir aš buvau nuvežti. Ir žinai, neklausai, aš ten man padėjo ir jos ten taip. Kaip su snapu ten jos ten taip badžiau. Tuos viščiukus? Žodžiu, jos ten, kad aš neklausai, nes žinai, nesuprato. Ten kviečia, kad ateisiu pas ją ir Ateisi dabar atgal? Ką veikia ten? Sėdi tiesiog? Kalbat? Atnešit man tortą? Gerai. Ir arbūzo? Gerai. Gerai. Ir pupos saldainių? Gerai. Ačiū tau. Ate. Sūnus tavo nėten mano sesuo. Taip, ką čia dabar praleidau? Kiek tau dabar man? 20. Labas vakas, lapurtis. Kamščiai pastoviai su partnerių problema Žaliakalnio kalne. Aš, kadangi nevairuojant esu ir automobilio neturiu, tai man tenai gyvent būdavo labai gerai, nes viskas ranka pasiekiama ir nueiti ir visa kita, ir boltas ten mažai kainuodavo, jeigu ten į kokį klubą nulėkti ir taip toliau. Tai žodžiu, kaip čia dabar paaiškinti, tam kieme, kur aš gyvenau, tai yra 2 parkingo vietos, tai pačiam kieme ir dar privati su šlagbaum. Tai va, tai kaip ir nelabai tam problemų būdavo iš tikrųjų. 20 ir tiek jau darbų turėjai, taip,